Susipažinkite, Balsių projektas vyksta tiesiog neįtikėtinai sklandžiai ir greitai. Jau yra atvažiavusios čia graži pilka spalva, tokia kaip darėm vizualizacijose. Truputį apeisim, pasižiūrėsim karkasą, kaip kas jame vyksta. Kokie darbai padaryti. Šitas projektas gal ypatingas tuo, kad mes čia darysim Knauf sandarinimo sistemą, vokiečių gamintojo, gerai žinomo, populiaraus. Kaip ir standartiškai mediena sertifikuota, kalibruota, sausa, graži, gruntuotos sijos, kolona metalinė, nes čia bus laiptai sukti, kad neužimtų daug erdvės. Vaizdas antrame aukšte, masyvios gegnių konstrukcijos, net 40 cm storio, aišku, namas bus A++ klasės, viskas tvarkinga, gražu. Įdomus sprendimas, va čia vat. Langai bus iki pat viršaus stogo, stoginės, ne? Ir laiptinė. Bus šviesus tikrai namukas, antras aukštas, dideli erdvūs langai. Dar norisi atkreipti dėmesį į antrą aukštą, bet šitos tašelius. Ilgą laiką buvo daroma 2,5 cm oro tarpas arba 3, dabar yra mažiausiai 4 daroma, nes tas būdavo per plonas ir nesivedindavo pakankam. Ir būtinai tarpinė iš apačios po tašų, nes tose vietose, kur plėvelė susiliesdavo su gegne, tai visada varvėdavo. Na ir dar į plėvelę norisi atkreipti dėmesį, žiūrim, plėvelė knaufinė, bet jinai turi va tokią va dvipusio lipsnumo juostą, atsiklijuoja ir tos siūlės irgi tarpusavį limpa, tas paviršius susiklijuoja, tvarkingai viskas gražiai. Nu ir dar vienas momentas, į kurį tikrai norisi atkreipti dėmesį, žiūrėkit, kaip sutvirtinta prie metalo sijos, pritvirtinta kolona. Tai solidžiai, tvirtai atrodo.